O, vaizdas yra. Zdorovo chebra. Šiandien važiavam 100 kg, kol upę radom be ledo. Tai šiandien žiūrėsim su Ignu, tai bus labai įdomu išbandyti žvybą žiemą su prancūziuku. Ką Ignai papasakosi prieš žvybą? Ai, tai daug upių matėm, visus buvo sušalusios, tai pasisekė su šito, kad nesušalusi. Toks skaidus vanduo, toks truputį tamsus, labai gerai. Nu va, chebra, šiandien saulė šviečia, nežinau kaip gausis, bet tikiuosi viskas bus gerai. Toliau bandysim Jamanamis, bandysim kitus voblerius, žiūrėsim. Tai va, davai, kiek šada. Tiš. O, matau, nieko nedaryt dabar. Čia geras yra, ne? Čia ne, čia geresnis yra. O aš, karočiui, ten vedžiau ir galvoju, kad kažkaip... O, seniai. Tas pats. Bля, čia kopiam cemu pietki sėdė. Piam cemu. Jo. Eik tu savo. Nežinau, va čia žiemą žvyba. Čia ant Jamanami. Eik tu savo. Čia piam bus tikrai. Jo, kur tau daviau tokį vieną. Nu va, hebra, čia žinai, 5 minutės žvybo, keli metimukai ir nuostabus upėtakis važiuojam. Važiuok. Nu, draugelį, davai. Op. Važiuok, op. Nu, op. Važiuok, o kumeliukas. A, gražuolės. Jo, geras. Nu va, hebra. Pusdienis jau pažvėjotas. Prieš tai dar nuvažiavom 100 kg beieškant upelio. Suradom pagaliau upę be ledo. Tai pirmas geras potas ir iškart va pidisokas. Ignas sako, yra 35. Pažiūrėk į veidą. Maniau. Aš metu toliau galvoju, čia tegul būna. Įsigandęs jisai bus. Iki kojų mūsų pasivijo, bet ne. 2 kartus iki kojų buvo atėjęs. Galvoju, tikrai jis nekips, galbūt dar vienas yra. Ir bam, yra pidisokas. Tai va, sudirbo Jamanamiukas Izūrų. Va šitą spalvą. Labai fainiai. Tai va, natūralkė. Ir daugiau šiandien nieko. Tai va. Jau matom lašalą. Skraido. Gamta po biškį atgyja. Be žuvies kol kas nėra. Tai va, gal biškį vanduo per žemas. Be smagų bent jau yra kur pažvijot. Tai va, judam toliau. Toliau ieškam kažko naujo. Bandom ir kitus voblerius. Bet kol kas nieko nedirba. Ir vietos geros, ir kliuviniai, ir srovės, ir paplovimai, ir viskas. Bet kažko matyt trūksta. Tai va, kol kas tiek. Gal Ignas nori kažką papasakoti apie pirmą dienos dalį? Šiaip tai labai faina žvejyba. Ten pirmo rožo pradžioje buvo labai gražių vietų, bet nei vieno upėtakio, niekas neišėjo. O dabar palei upę einam. Va, pradžių pasirinkom eit prie srovę. Galiu pasakyti, pasiteisino. Dabar einam pasroviui. Šiaip pabūdų su Ignu kankiname, sako, nesąmonė eit pasroviui, bet neturim kito pasirinkimo. Tai va, tokie reikalai. Nu, tai, manau, dar pasimatysim žvejų pabaigoje, kol kas tokios naujienos. Tiesa, skaniai labai suvalgėm sausaką. Lietuvišką. Tai va, labai fantastika. Žvejyba tokie reikalai. Su gerai, davai, paka. Ignai. Atėjo. Vis laik pradžiai daug nuskęst, biški. Ir vis laik žvėjo pradžiai palei savo krantą. Nes kai tu žuvį pagausi, po to palei savo krantą bus, nu, buvo. Neik, arčiau. Neik. Pamačiau šešėlį. Tai nežinau, gal ne. Ignai, tu žinai, kokią klaidą darai? Tu per daug mušinėjai. Tu 2-3 patempimus lauk pauzę. 2-3. O tu labai, nu... Tu valas surinkinėksiu, žinai, aš jau apie spinningą. 2-2, 2-3 tokie, žinai.
Upėtakis nestovės tokioj, nu, dabar čia ne vasara, žinai. Jis labiau stovės, jo, iš srovės, čia sulėtėjimą tokį, žinai. Arba akmorgų upėtakis. Nu gerai, varo aš toliau, žinai. Chebrikai. Wow! O taip žvėlį jau lūšta, žiūrėk. Op! Jau žvėlį jau nėra. Kad žvėlės pasno lūšta paprastai taip nebūna. O vien dėl tokių vaizdų. Eik tu savo, kaifas. Vien dėl tokių vaizdų kaifas pabūt gamtoje. Nors jau upėtakį nepagauni, bet vis tiek atsigauna siela. Kaifas. Nuotaika. Gera, blauzdas skaudėjo. Žodžiu, pakilome iš bėdų ugnies. Mūsų mašina ten. Pakilome į kalną, o ten praėjo. Ir vėl į kalną. Ką galvoju? Varom iššūkis, ar ne? Varom? Ne, ratą darom. Ratą darom? Ne, aš varau, davai.